I done wrong? Left your heart torn. Is that what devils do? Taigi treneri, penktadienį prasideda Sargūno vardo krepšinio turnyras. Ar šis turnyras jums bus kuo nors ypatingas, ar tai tik eilinės draugiškos rungtynės? Tikrai nėra eilinės draugiškos rungtynės, tai yra turnyras, kuris kiekvienais metais rengiamas Panevėžyje ir, kaip žinau, daug žiūrovų sueina. Tai bus pirmos varžybos, kur žaisime savo žiūrovų, savo ateinančio sezono sirgalių akivaizdoje ir tikrai norim pasirodyti kuo geriau. Ar visi žaidėjai šiuo metu yra sveiki ir pasiruošę žaisti penktadienį? Turim savų problemų. Tikiuosi, kad tik tai vienas tikrai nežais. Tikiuosi, Gintvainių truputį irgi buvo problemos, bet šiandien treniravosi, nežinau, kaip jausis rytoj poryt. Tikiuosi jį turėti savo komandoje. Ir kaip vertinat būsimus varžovus Utenos Juventus krepšininkus? Ten vis laik pasižymėdavo gera komanda, gerai sukomplektuota ir jų tikslai vis laik yra aukščiausi. Čia yra tikrai rimtas varžovas. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Dariau, kai vertini šio sezono pasiruošimą komandos? Gerai, įdomiai pradėjom, daug fizinio rengimo buvo 2 savaitės, po to su trenerius salėj, įdomias treniruotės, visas skirtingas, gerai dirba komanda. Traumas tik biškį galvo pakišo koją, nes buvo daug traumuotų žaidėjų, tai dabar bandom į ritmą įeiti. Penktadienį pradėsite rungtynės Sargūno turnyre. Ar šis turnyras išskirtinis komandai jūsų? Praktiškai jo, prie savo žiūrovų žaisim, kviečiam žiūrovus apsilankyti, palaikyti mus, šiaip, stengsimės kuo geriau pasirodyti. Pane,